Šeštadienį prasidės Lietuvos vyrų rankinio čempionatas. Pirmo turo rungtynės vyks Utenoje, Varėnoje, Panevėžyje ir Vilniuje. Šį sezoną stipriausioje lygoje žais 9 komandos. Čempionate neliko Pasvalio ekipos. Lietuvos čempionų titulą gins Alytaus Varsos Stronglaso rankininkai, kurie prie sezoną iškovojo dar vieną trofėjų Super taurę. Komandai keliami tikslai kaip ir pernai, mažiausiai būti lygos prizininkais. O kai bus pamatysim, šitą Super taurę parodė, kad mes esam tikrai gebam kovoti dėl aukščiausio apdovanojimo ir šiemet. Ir manau, taip ir bus. Pagrindiniais pretendentais kovoje dėl aukso čempionai laiko komandos branduolį išlaikiusį Kauno Granitą. Ir iki praėjusio sezono net 6 šalies čempionatus iš eilės laimėjusi Klaipėdos Dragūną. Komandos nesikeičia kaip ir pernai. Viena iš jų bus Kauno Granitas. Tikrai pagal sąstatą 2 metai išlaikė branduolį. Tikrai labai stipri komanda ir netgi pernai jie tai turėjo pasiekti daug aukščiau negu ką jie pasiekė. Aišku, stabiliai Klaipėdos Dragūnas, kaip visą laiką. Ir šiemet, sakyčiau, sustiprėjus yra HC Vilniaus komanda. Ir tikrai pernai demonstravo puikų rankinį ir šiemet jie bus dar stipresni. Pirmą kartą klubo istorijoje Lietuvos čempione tapusi Alytaus Varsa turėjo galimybę debiutuoti ir Europos taurių turnyruose. Tačiau šios teisės alytiškiai atsisakė. Viena iš priežasčių yra finansai, kadangi Europos tauriai tikrai aš pats kaip esu dalyvavęs užsienio klubuose ir kitos Lietuvos komandose žaidęs Europos taurėse, tai kainuoja nemažai pinigų. Nemanau, kad mes pajėgus, mūsų biudžetas pajėgus tam dalykui išspręsti, dalyvauti ir Europos taurėje, ir Lietuvos čempionate. Na, o kitas, jeigu kad ir išspręstų piniginis variantas, yra mūsų komandos žaidėjai. 95–90% yra dirbantys, automatiškai problematiška jau susitvarkyti darbus. Visi dirbantys, nieks nenori darbdaviai išleisti varžybas. Europos turnyruose žais vienintelis Lietuvos klubas Klaipėdos Dragūnas. EHF iššūkio taurės turnyre šalies vicečempionai lapkričio mėnesį susitiks su Šveicarijos Otmar klubu.